Draugai mano, jūsų dėmesiui vaizdo įrašas iš birželio 3 dieną vykusio mitingo prie Vilniaus sporto rūmų. Mitinguota buvo už šių rūmų išsaugojimą, perdarimą į konferencijų centrą ir tuo pačiu proga buvo paminėtos Sąjūdžio metinės. Aš iškarpiau visas kalbėjusiųjų kalbas, praleisdamas jungiamuosius epizodus, palikdamas tik tai vienoje vietoje, tenai, kad pajustumėte daugiau atmosferos ir dvasios, bet sutraukiau tai, kas buvo įmanoma, į vieną tokį koncentruotą reginį. Vaizdo įrašo aprašyme jūs rasite nuorodą ir į pilną visą gyvą transliaciją, ją galite susirasti mano YouTube kanale. Manau, bus tikrai įdomu, ypatingai paskutinioji dalis. Dėmesio į ekranus. Sąjūdžio pirmeiviai. Pirmeivis. Žygeivis Profesorių pirmeivis. Vytautą Radžvilą. Tautos forumo narį. Dėmesio visi į ekraną. Draugai mano, šią kalbą klausysimės nepertraukimai. Tikiuosi, TikToko žiūrovai irgi viską mato ir girdi. Gerbėmėjai, mes 10 metų ėjome į šią dieną. Todėl pirmiausia noriu padėkoti tiems, kurių pastangomis vyksta šios dienos renginys. Sporto rūmų klausimas iš tikrųjų galėjo būti išspręstas jau 2008 metais. Bet šiandien mes juos matome griūvančius. Ir nematome politinės valios juos gelbti. Priešingai, daugybė ženklų rodo, kad daroma viskas, kad jiems būtų leista tyliai sunykti. Ir sunykti taip, kad paskui su liūdna veido išraiška būtų pasakyta: gelbėti vėlu. Todėl nugriaukime. Iki tol buvo eita, nors jau nuo 2015 metų vyriausybės priiminėjo vieną nutarimą po kito. Parengtas tiesiog puikus rūmų rekonstravimo ir įveiklinimo planas. Bet šiandien viskas, ką mes turime, tai vyriausybės neįpareigojanti Seimo rezoliucija, siūlanti apsvarstyti galimybės šį unikalios architektūrinės ir istorinės vertės pastatą gelbėti. Neįpareigojimas, negriežta direktyva, tiesiog rekomendacija. O tai reiškia vieną: už šitų rūmų vyksta tylus ir šiurpus užkulisinis žaidimas. Ir visiškai neabejoju, kad tą pačią dieną, kai būtų pasakyta, kad rūmus dėja tenka nugriauti, mes sužinotume, kad nėra jokių kliučių čia statyti tokius apartamentus, kurie jau stovi šalia. Tai neišvengiamai įvyks. Štai kodėl mes buvome priversti čia susirinkti. Ir todėl nuoširdžiai dėkoju tiems, kurie tai darė. Ponams Viliui Kavaliauskui ir Henrikui Žukauskui. Dėkoju tiems Lietuvos patriotiškiams žmonėms, šviesuomeniai, kurie šių metų sausio 14 dieną Mokslo akademijos salėje dalyvavo pristatant rūmų rekonstrukcijos projektą. Nemažesnės padėkos yra verti tie, kurie rašėsi laiškus ir kreipimusis į Lietuvos valdžias. Bet deja, ir dar kartą pabrėžiu, aiškaus, tvirto
vienareikšmio įsipareigojimo išgelbėti šitos rūmus nėra ir po šiai dienai. Todėl natūraliai atėjo akimirka, kai paskutinį ir lemiamą žodį privalome tarti mes, Lietuvos piliečiai. Šitie rūmai yra pastatyti už tautos pinigus. Jie mena šlovingiausias mūsų tautos istorijos akimirkus ir todėl jie priklauso mums. O dabar keletą žodžių, kodėl juos tiesiog privalu išsaugoti. Aš čia nekalbėsiu apie šitų rūmų istorinę architektūrinę vertę, apie nuostabų jų rekonstravimo projektą. Bus kas už mane tai pasako dalykiškiau ir kvalifikuočiau. Tai, kad mes susirinkome čia, reiškia, kad mums tai reikia atsakyti į vieną paskutinį klausimą. O kodėl jos reikia gelbėti pačia giliausia ir fundamentaliausia to žodžio prasme? Be abejo, dėl vienintelės priežasties. Galima pastatyti kongresų rūmus, konferencijų didžiulės sales prie Seimo. Galima rasti begalę dingsčių pateisinti šitų rūmų nugriovimą. Bet lemiamas ir triuškinamas argumentas visiems šiems planams yra toks. Pastatyti kitus kongreso ar koncertų rūmus kitoje vietoje gali bet kas, net ir okupantas. Lygiai taip pat galima suprasti, kodėl vis dėlto tikėtinas okupantas taip slapčia trokšta, kad tų rūmų šičia neliktų. Yra tie, kurie žvelgia toli į ateitį. Ir mes kartais šito neįvertiname. Todėl esame tiesiog neatsargus lengvabūdžiai. Atsisakome tai, kas kritišką valandą gali būti vienas svarbiausių mūsų dvasinės, moralinės atspirties ir pasipriešinimo taškų. Aš įsivaizduoju sporto rūmus, kuriuose atsirastų vietos Lietuvos atgimimo istorijai. Šiuolaikinės technologijos daro stebuklus. Todėl įmanoma įsivaizduoti, kad atsirastų ekspozicijos, panaudojant virtualias technologijas, kurios leistų kiekvienam šių rūmų lankytojui gyvai išvysti ir pajusti sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo atmosferą ir išgirsti pasakytas kalbas. Tiesiog fiziškai pajusti virš Lietuvos pakilusią laisvės dvasią. Lygiai taip pat tos technologijos galėtų leisti taip pat išvysti, gyvai išvysti tuos rūmus po sausio 13-osios. Ir be abejo po tragiškųjų medininkų žudynių. Juk čia buvo pašarvoti žmonės, kurie atidavė savo gyvybę už tai, kad šiandien mes vadintumės Lietuvos valstybę. Yra dalykų, kuriuos įmanoma perteikti tik vieninteliu būdu, leidžiant gyvai pajausti. Galima pakeisti simbolius, su kuriais mes gynėme mūsų aukščiausiąją tarybą. Valstybės simbolių vietą gali užimti
absoliučiai beprasmišką neužmirštuolį. Galima pervadinti pastatą, kuris buvo ginamas. Mes gynėme nesteigiamą į Seimą. Mes gynėme aukščiausią tarybą. Ir jeigu ją vadiname aukščiausią tarybą, tų dienų žygdarbis ir aukščiausios tarybos nuveiktų darbų prasmė nesikeičia. Bet šitokie dalykai vadinami atminties trinimu arba klastojimu. O svarbiausia, ką duotų šitokie rūmai su šitokiamis ekspozicijomis. Tai neturi būti gedulo salės. Bet kiekvienas Lietuvos žmogus, ypač būsimasis Lietuvos pilietis, matydamas Sąjūdžio vaizdus, matydamas šitas begalinės žmonių procesijas, kurios ėjo atsisveikinti su televizijos bokšto gynėjais ir medininkų muitininkais, suprastų, kas yra tikroji laisvė. Ateitų supratimas, kad tikroji laisvė, dėl kurios liejamas kraujas ir atiduodamos gyvybės, yra kažkas neišmatuojamai daugiau negu laisvė vedžioti šuniukus Lukiškio aikštėje, negu laisvė, aš tų dalykų nenuvertinu, didžiausia šventė paversti šaltibarščių šventę, netgi negu laisvė klajoti po pasaulį. Tai yra dvasinė, metafizinė politinė laisvė, kuri laiduoja kiekvienai tautai jos savastį. Ir būtent už tokią laisvę miršta žmonės. Niekas nemirs už tas smulkmenas, kurias išvardėjau. Dar sykį pakartosiu. Ir okupantas leis vedžioti šuniukus, šiuolaikinis okupantas leis laisvai išvažiuoti į užsienį. Šitas okupantas leis daryti, ką tik norite. Bet jis draus vienintelį dalyką. Jis draus mūsų trispalvę. Jis draus užsiminti, kad 1990 metais Lietuva vis dėlto tapo laisva ir nepriklausoma valstybė. Jis darys tai, ką jau mes esame patyrę. Ir todėl ne veltui pasakiau, kad tie rūmai gali tapti paskutinė atspara juodžiausią valandą. Aš meldžiuosi, kad ta valanda neateitų. Bet kai aš matau, kaip lengvabūdiškai mūsų valdžios prekiauja šitais rūmais, kaip jos klusniai vykdo nežinia iš kur sklindančius reikalavimus, man nebėra aišku, kas iš tikrųjų gintų Lietuvą. Jeigu valdžia negina sporto rūmų, tiesiog mūsų atminties, dar palyginti ramiais ir sąlygiškai taikiais laikais, tai kaip jį gintų Lietuvą ištikus didžiausiai bėdai. Dar sykį kartoju, aš Lietuvai, savo tėvynei to nelinkiu. Ir nei vienas iš mūsų šito nelinkime. Bet tas blogiausias scenarijus, kurį galima įsivaizduoti, atrodytų taip. Kada nors mažas lietuviukas, vedamas už parankės tėvelių, eitų pro šitos rūmus ir paklaustų: tėvelį, mamytė, kas čia yra, kas tai per pastatas, kas jame vyko. Ir nėra neįmanoma. Vieną kartą išmokime mes lietuviai pažadinti savo vaizduotę, kad tėvelių ar mamytėje teks sušnibždėti: vaikeliai, šitame pastate buvo gimusi mūsų valstybė. Atsimink tai, nes tavo pareiga svajoti ir kada nors tą valstybę atkurti. Taigi, baigdamas noriu pasakyti tiek. Šitos scenarijos galima išvengti. Mes privalome būti pasiruošę kovoti, gintis ir apsiginti. Bet stebuklų nebūna. Jeigu mes nesugebėsime apginti šitų rūmų,
mūsų galimybės apsiginti netrodys įtikinamai. Todėl, apgindami šitos rūmus, mes dar kartą paliudysime tiems, kurie iš tiesų kėsinasi į mūsų laisvę, garbę ir valstybę. Lietuva bus apginta ir jos gynyba prasideda čia, prie šitų rūmų. Vieno dalyko nepasakė gerbiamas profesorius, tai yra, kas kėsinasi į rūmus. Nuo ko? Nuo ko mes jos turime apginti? Paprašykime žodį tarti. Sąjūdžio pirmieji Draugai, jūsų jau 36, Lietuvos jungiamės, nepriklausomybės dalinamės, akto kad mūsų signatarė. būtų kuo daugiau, nes Signatarų klubo prezidentė tiek, kiek čia mūsų susirinkę, Birutė bijau, Valenytė. kad gali ir neapginti, nedaginti. Reikia daugiau. Labą dieną. Ačiū, kad atėjote. Bet aš pirmiausia norėčiau, kad jūs ne į mane žiūrėtumėt, o į ten, į tą pusę. Ten mūsų širdis, ten mūsų istorinė atmintis, ten mūsų sąmonė ir garbė. Nuo čia prasidėjo Lietuva. Greit minėsim Lietuvos imperatoriaus Vytauto Didžiojo 600 metų mirties jubiliejų. O šiandien mes minime 38-asias Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio gimimo metinės. Ir štai stovime prie istorinio objekto, kurį reikia ginti po 38 metų. Kas galėjo tuo patikėti, bet tai yra faktas. Mūsų tautos istorija yra labai gera, sena ir labai daugiasluoksnė, ypač čia, Vilniuje. Čia sostinėje, kuri diktavo madas ne tik nuo Baltijos jūros iki Juodosios, bet diktavo madas ir plačiau. Bet mes kažkodėl nelabai norim to pripažinti. Mes bijom savęs. Mes kol kas negalim išsivaduoti, kaip aš sakau, iš tos baudžiauninko sąmonės, kad kažkas mums kažką turi dar duoti. 1992 metais referendumu spalio 25 dieną Lietuvos tauta patvirtino Lietuvos Respublikos konstituciją. Konstitucijos pirmasis straipsnis sako, kad Lietuvos Respublika yra demokratinė valstybė. Taigi šita konstitucija veikia šitoje šalyje, Lietuvos Respublikoje. Ir mes esame jos piliečiai. Mes negalim pamiršti šito ir negalim leisti, kad konstitucija būtų nevykdoma Lietuvoje. Čia veikia Lietuvos konstitucija, kurią priėmė lietuvių tauta ir niekas kitas. Taigi, prieš 38 metus čia šiuose rūmuose buvo labai karšta. Susirinko lietuvių tauta išsiilgusi laisvės, patikėjusi ją ir supratusi vieną paprastą dalyką, kad jinai pati gali tvarkytis, kad jinai pati gali priimti sprendimus. Ir štai norėčiau iš 1988 metų spalio 22 dienos sąjūdžio suvažiavimo kai ką pacituoti. Čia buvo 400 korespondentų iš 17 pasaulio šalių. Buvo 1127 išrinkti delegatai. Romualdas Ozolas, vienas iš organizatorių suvažiavimo, prisimindamas komentavo, įsiklausykime. Šalia Gedimino aikštės ir Vingio parko mūsų senojoje sostinėje atsirado dar viena vieta, kurioje sutalpino savyje visą Lietuvą. Tai sporto rūmai. Šventa tiesa. Dvasia,
kuri tada gaubė čia visas 2 dienas. Aš manau, didžioji dalis čia susirinkusių gal ir dalyvavot, jeigu ne viduj rūmuose, tai šalia jų, nes rūmai buvo apsupti. Romualdas Ozolas dar kartojo kitą dalyką, pasakė, atėjom į steigiamąjį susirinkimą, nenusipurtė kelio dulkių. Visi, kurį tą kelią praėjo, ir veteranai, ir jauni. O pabaigai norėčiau dar vieną citatą iš šitame suvažiavime, šiuose rūmuose pasakyta. Vytautas Landsbergis, Lietuvos iniciatyvinės grupės sąjūdžio narys, išmintingai tada pastebėjo. Suvažiavimo čia žengti didelį istorinį žingsnį ir todėl smulkmenos tegul traukiasi prieš didįjį istorinį bendrumą. Labai geri žodžiai. Jie šiandieną yra ypatingai reikalingi. Bet toji pusė, kuri šitos žodžius pasakė būtent šiuo klausimu, šiandieną kažkodėl tyli. Aš manau, kad mūsų buvimas čia, mūsų aktyvi veikla, leidžia suprasti vieną elementarų dalyką. Niekas niekada dykai yra neduodama ir niekas šiaip savo nėra dovanojama. Mes privalom pasakyti, ką bandome pasakyti, ir aš manau, kad mes privalome priversti mūsų valdžią išgirsti mus. Todėl, kad tik tokiu būdu mes turėsime apgintą žodžio laisvę, apgintą mūsų poziciją ir apgintą istorinę atmintį. Žmogus be istorinės atminties yra visada vaikas ir jis niekada nežino, kas jis toks. Istorinė atmintis yra pamatas tiek valstybei, tiek piliečiui, tiek kiekvienam šeimos tėvui ir mūsų jaunajai atžalai. Pabaigai noriu pasakyti Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Algirdo Patacko mintį. Lietuvoje žodis būdšaknis jau yra prarastas. Žemaitijos giliam kaime kai kur dar jis išlikęs. Latviai šitą žodį turi ir tebe turi. Ir jie jį vadina truputėlį kitaip ir būdsargs. Taigi būdšaknis, argi latviškas būdsargs, yra žmogus sergėjantis giminės, ne tik ekonominį turtą palikimą, šaknis, priedermę ir priedermę savo atžalas ir vaikus mokinti, pažinti ir žinoti savąsias šaknis. Ir šitam kontekste tada yra ypatingai svarbus klausimas. Nėra tiek svarbu kiekybė, tai yra kokybė. Yra ypatingai svarbu, kiek tų būdšaknių iš tikrųjų mes dar turime. Aš manau, kad čia susirinko tokie, su tokiu mąstymu žmonės. Ačiū Jums, kad atėjom, neškim šitą dvasią ir idėją ir perduokim ją kitiems, nes tai yra ypatingai svarbu. Nes ne šitas būrelis galime nuveikti labai daug, jeigu mes turėsime veikimo kryptį ir vektorių štai į tą pilį. Ačiū Jums. Auska. Taip, na, išklausykime architektą. Bravo! Labą dieną. Ar labas vakaras. Bet kuriuo atveju sveikinu aš jūs visus čia susirinkusius. Kiek aš supratau, susirinko visi sąjūdistai. Dėl ko? Dėl to, kad visų galvos žilos. Prieš 38 metus mes buvome jauni ir gražus. Ir kūrėme ir kovojame dėl Lietuvos. Tai dar kartą sveikinu susirinkusius ir noriu perduoti sveikinimą
nuo Šarūno Malčiulionio, kuris šituose rūmuose kovoja už Lietuvą kitom formom. Noriu perduoti linkėjimus nuo Vilniaus kibirkšties komandos, kuri taip pat kovoja šituose rūmuose. Ir aišku, sveikinimą jums visiems, kadangi nepatingėjot ateiti ir pabūti kartu. Ruošiausi kalbėti labai tokią patriotinę kalbą, bet po profesoriaus, po Birutės Valionytės išseko mano žinios ir aš nežinau, ką pasakyti. Todėl aš jums pasakysiu vieną dalyką, kuris man yra labai svarbus. Prancūzai turi tokį posakį déjà vu. Tai yra, tai jau buvo. Lietuviai taip sako. Mano gyvenime aš jau antrą kartą savo gyvenime stoviu prieš didelį pulką garbingų žmonių, prieš tuos, kurie nori kovoti ir atstatyti rūmus. Man tai buvo irgi prieš 38 metus. Mes stovėjom Kaune prie radijo gamyklos pirmo instrumentinio cecho, taip vadinosi tais laikais tas pastatas, o tauta tai žinojo kaip Prisikėlimo bažnyčia. Ir mes lygiai taip pat kovojom, kalbėjom, įkalbinėjom, pagaliau pasiėmė instrumentus, įėjom į pastatą, pradėjom jį rekonstruoti. Suprantat, tais laikais buvo kažkaip paprasta kalbėti, aišku, tai buvo visai kiti valdžios atstovai, bet su jais buvo galima kalbėti labai paprastai, nes jie jau žinojo, kad ateina galas ir reikia kažkaip prisitaikyti. Ir jie su viskuo sutikdavo. Kai jau nesutikdavo, eidavom dar pas aukštesnį partinį veikėją, vis tiek mes pasiekėm savo. Ilgainiui LTSR aukščiausioji taryba priėmė nutarimą gražinti tos Prisikėlimo bažnyčią ir prasidėjo statybos atstatymo darbai. Dėl ko aš tai sakau? Aš antrą kartą stoviu prie rūmų, kuriuos reikės atstatyti, įveiklinti ir padaryti tokius, kad visi Vilniečiai, svečiai atvažiavę džiaugtųsi matydami šitą pastatą, užeitų į vidų ir pamatytų, koks jis gražus ir didingas. Noriu pasakyti, kad čia buvo paminėta mano pavardė, kad aš čia prisidėjęs. Pradžią mes padarėm keliese. Nepaminėjot Augio Gučo, kuris stovi tenais, paminklotvarkininkas ir vienas iš mūsų, amžinatilsį Sigitas Kuncevičius architektas. Tai yra tie, kurie pradėjom keliones į Seimus, į vyriausybę ir taip toliau ir taip toliau. Sigitas Kuncevičius dėja nesulaukė šito momento, bet jo žmona Loreta Kuncevičienė irgi yra pas mus šiandien šičia dalyvauja. Jinai atstovauja projektą, projektas yra nuostabus. Ir pabaigai noriu pasakyti, kuo baigėsi mano pirmasis stovėjimas Kaune prie Prisikėlimo bažnyčios. Jinai dabar balta, kaip gulbė, stovi ant aukščiausios Žaliakalnio kalvos ir mato visą miestą ir visas miestas ją mato. Aš manau, kad šitas pastatas, kur yra man už nugaros, taip pat bus kaip gulbė, taip pat stovės išdidžiai ir žiūrės į Gedimino pilį, į Trijų kryžių kalną ir į mūsų, kaip Birutė Valionytė sakė, į mūsų širdį, Vilniaus širdį. Ačiū labai jum už tai, kad jūs susirinkot. Ačiū. Paprašykime tarti irgi sąjūdžio pirmieji Arvydą Juozaitį. Einam, Juozaičiai, parinksime kitą kampą. Atsiprašau, Juozaitis. Turim kreiptis ir taip turim jaustis. Visi okupantai naikina simbolinės tautos vietas, kad tauta neturėtų kur susirinkti. Vienintelė vieta, kur komunistų okupantai negalėjo išnaikinti, buvo kapinės. Bet čia nėra kapinių. Mes susirinkom kaip į gyvybės šaltinį.
Ir tada jau pasakėm pradžia. Ant šito kalno 22 iš ryto, kai kilo saulė, stovėjo triubočiai ir jie triubino ir dainavo. Mes girdėjome nuo terasos: lietuviais esame mes gimę. Ir Rimvydas Rimdžius pakėlė vėliavą, mes jį vadinam Lietuvos sąjūdžio vėliavnešiu. Nežinau, Rimvydas, esi čia dabar, bet jisai žino, kad čia mes susirinkę. Rimvydas žiūri Taigi, gyvą transliaciją. čia nėra vien tik tai statybos klausimas ar politinis klausimas, tai yra moralinio atsparumo klausimas. Ir kadangi mes dabar čia matom labai mažai jaunimo, ir žinom, kad Lietuvos jaunimas šiuo metu, Aš už jaunimą. statistika yra siaubinga, tik tai 15-20 nuošimčių žmonių jaunųjų nori turėti šeimas ir vaikus. Praktiškai mes stovim prie Lietuvos išnykimo slenksčio. Kalti tarsi jaunieji, nes jų rankose bus ta gyvybės tąsa. Bet mes irgi kalti, kad reiškia kažką netai padarėm, kad jie tokie yra. Žinoma, pasaulio atvirumas juos pagavo, begalinės galimybės ir malonus gyvenimas. Čia malonaus gyvenimo nebuvo. Čia buvo laimės ir džiaugsmo gyvenimas. Ir pasižiūrėkit statistiką. Po šitos nakties gimė 5000 vaikų. Tai dabar reiktų pagalvoti, kokio reikia renginio, kad tie 5000 gimsta, nes per metus Lietuvoje tik 17 tūkstančių. Įsivaizduot, kurie Divizijai užsiminėjo. reikia 1000, kiek? 10 minimum, bet čia ne Jie ta senai kalba iš viso. užsiiminėjo Vadinasi, mes sąjūdžio priešintis dabar galim tik tai susirinkime morališkai. vaikų Ir kad gaminimu. po tos moralės paskui ateitų fizinis veiksmas, tai yra vaikų gimimas. Ir jeigu mes dabar, kaip sakoma, net kovosim tų rūmų, tai reiškia, čia yra tas kryžius, kurį mes savo pasistatom patys. Mes žinom, kad pasaulinės jėgos nori čia padaryti tokį centrą, kad prieš Gedimino kalną, nežinia kokius simbolius čia pakabins, ir visi žinotų, kad čia nebe Lietuva. Todėl šita vieta yra šventa mums. Tai pagaliau Ir kas nors įvardins tas jėgas, ar ne? patys savo ir visiems, kam pasakysime, palikti jos vėjo pagairės vietoje. Todėl tėvynainiai, pirmin su Sąjūdžio diena, šiandien mes pakėlėm 1 milijoną žmonių. 1 milijonas buvo reikalingas Sąjūdžiui, kitas 1 milijonas prisidūrė. Taip, kad mums tas uždavinys ir laukia. Ačiū už dėmesį. Kur, apie kokį milijoną kalba Juozaitis, aš nesupratau. Draugai mano, mūsų dar ne milijonas, mūsų 48 žiūrinčių gyvą transliaciją ir porą šimtų susirinkusių pažiūrėti gyvai. Žyminės. Taip. Gerbiamas Juozai, aš labai atidžiai klausiausi jūsų kalbos, bet neišgirdau esminio dalyko. Vat ne vienas iš kalbėjusių neįvardino atvirai, kas tas Slibinas, kuris bando praryti šitą Sąjūdžio užgimimo vietą. Pat taip pat atvirai, tiesiai, vienu žodžiu. Aš pasakiau pasaulinės jėgos. Vat būtent, betgi jos turi pavadinimą konkretų. Nežinau, aš nežinau Abejojat? pavadinimo. Ne, aš neturiu Nes prieš visą pasaulį tai pakovoti sunku. Kai Ne, matai, prieš visą 90... pasaulį tenka kovoti, kadangi negimdo žmonės visur. Bet jeigu mes nustosime, tai mums galas. Todėl nereikia visų paisyti. Ne, tai, jūs apie šitą Apie prasme. tautos mirtį. O gerai, o apie sporto rūmus konkrečiai. Nes, yragi konkretusgi užsakovas, kuris užsitvėrė čia teritoriją, kuris nori tą teritoriją perimti savo rankas ir jiems staiga ėmė, trukdo toksai reliktas aborigenų. Matot- Kodėl niekas nedrįsta jo įvardinti atvirai? Pasakyti, štai, mes kovojame dabar. Svarbiausi dalykai, gyvenimas, meilė yra laimimi, nebūtinai sakant, kad tu esi priešas. Aš žinau, kad visas pasaulis nori sunaikinti ir Lietuva nori sunaikinti. Bet čia nesunaikinti, jinai nori tiesiog pastatyti gražius pastatus su vaizdu į, Ne. Jie pačiu nori prabangiausiu pastatyt, vaizdu. Jis tai liptų ant kalno, Taip. jūsų Gedimino, ir sakytų, va čia yra ne Lietuva jau. Jau, ar ne? Bet įvardinti to, kieno vardo minėti negalima.
Ne, tiesiog nereikia, saiko jausmas. Saiko- Graikiškas saiko jausmas. Saiko ar mūsų- tokios savisaugos? Ne, čia yra taktikos reikalas, kad mūsų neskaldytų be reikalo. O mes telkėmės ir viskas. Ir tokia mato, kad mes telkėmės. O manote, vat, pavyks vis dėlto stovėti? Nes jau tiek metų griovė, bet tarybinė inžinierija rodo atsparumo stebuklus. kiek mums dar laiko liko? Labai geri lietuvių inžinieriai, geras betonas. Sąžininkai statė, kaip savo. Kitas atlafetas yra stebuklingas architektūros stebuklas toksai. Nors. Ne, tai viskas gerai yra. O aišku, jeigu iki dabar nenugriovė, tai nenugriausiu. Dabar tai aš ne. Jau tikitės, kad praėjo toks lūžio momentas, pyko, kai jau buvo sunkiausias, ar ne? Nes, matot, lūžio momentas ateis tada, kai mūsų tik 10 000 gims per metus, tada galas. Latvija jau mažiau. Mes vejamės. Gerai, dėkui labai. Dėkui. Visą. Taip. Žodžiu, globaliosios jėgos, draugai mano, globaliosios jėgos ir to viskas pata. O čia, žiūrėkite, mūsų beveik 79 žiūrovai. Ir štai kiek čia susirinkusių jų sustojusių į gyvą eilę. Bet, kas čia? Matau įdomius žmonės. Aha, taip. O aš, draugai mano, sąžininkai sakau, aš laukiu, ar kas nors nuo šitos scenos pasakys, kieno valia yra naikinami šitie rūmai. Kas nori perimti šią teritoriją? Aš manau, jūs numanote, kas. Bet aš noriu išgirsti atvirai. Įgarsinkite tą slibiną, įgarsinkite tą, kurio vardo negalima minėti, tą Voldemortą, ar kas ten tai toks. Nagi, ar atsiras čia toks drąsuolis? Taip, Amulė Rema rašo, kad kovotojai vos išmekena liaudės dainas. Lietuvos žali sodai, žali jo varėliai. Taip, o žinote, kodėl jie dainuoja? Aš pasakysiu, kodėl jie dainuoja. Todėl, kad jie tiki, kad dainomis sugriovė Tarybų sąjungą. Todėl, kad jie tiki, kad dainomis davė Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę. Jie tiki, kad griūnant Tarybų sąjungai, naikinant Tarybų sąjungą, būtent mes gavome laisvę ir nepriklausomybę. Tik tai, kodėl mes būdami tokie laisvi, bijome net pasakyti, kas konkrečiai nori perimti šią teritoriją. Sunku atsikratyti savo iliuzijų. Sunku, bet draugai mano žiūrim, platinam. Gal sekantis kalbėtojas pasakys mums atvirai, kas tas slibinas, kurio vardo negalima minėti. Žemė, kurią iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam ją Lietuvą ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapio neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais ir garbingais tautų ir valstybių pavadinimais. Norim, kad ir kiti su pagarba mus ištartų. Istorija, į kurią atsirėmėm, yra mūsų istorija. Šviesos, tiesos spindulys apšviečia skurdžius ir garbingus, kraujuojančius ir sopulingus jos puslapius, jos kultūros paminklus. Kalba, kurią kalbam ir kuria didžiuojamės,
yra mūsų kalba. Joje užtenka žodžių meiliai ir nepykantui, džiaugsmui ir liūdesiui. Ji niekam negraso, ji nieko neatstumė. Kaip ir visos, ji nori gyventi. Žmogus, kuris žiūri į mus, reikalauja teisybės ir teisingumo, turi būti apsaugotas. Jo gyvenimas, darbas, kūryba, apgintas ir pagerbtas, jo žmogiškumas, sąžiningumas, dora, jo dvasio gėlė, jo būties vienkartybė. Tai išsiskleidžia tarp mūsų ir mums. Justinas Marcinkevičius. O dabar noriu paprašyti dar žodį tarti. Tokie? Žurnalistė. O dabar noriu paprašyti dar žodį tarti. Tokie? Žurnalistė. Dalia Kutraitė. Dabar mes išgirsime tiesą, kas mus neleidžia mums rūmų pastatyti, atgaivinti. Kutraitė, ji pasakys, ji drąsi. Gerbėmieji ir savieji, žinot, mes čia susirinkome tie, kurių agituoti, tiesą sakant, nereikia. Nes čia susirinkome visi vienodai mąstantis. Ir visi žinome, dėl ko susirinkome ir už ką. Ir kalbėta buvo jau apie viską, ir apie Gedimino pilį, ir apie istorinę atmintį, ir apie Lietuvą, ir apie mūsų pareigą Lietuvai. Bet žinot, mėlieji, vienas dalykas, kurį aš noriu jums visiems priminti. Mes iš tikrųjų ne už šitą pastatą. Mes prisipažinkime, mes kovojame už vilties jausmą, kuris yra įsigėręs į šito pastato sienas. Už didelę viltį, kurią čia paliko ir Sąjūdžio suvažiavimas, ir pašarvoti sausio 13-osios mirusieji, žuvusieji. Ir paliko mums ir pergalės jausmą krepšininkai, kurie čia buvo minėti. Arvydas Juozaitis pasakė du gerus dalykus, kad daugiau gerų, bet šitie, kurie man įstrigo. Sako, malonumų mes neturėjom, bet mes turėjom labai didelį džiaugsmo ir laimės potraukį. Žinot, kai aš ateidavau į mokslo akademijos salę ir pamatydavau to žmonės, kurie ilgus metus buvo nematyti, bet ten ateidavo, aš tikrai supratau, kad mes esame išsiilgę to jausmo, kurio mes netekome per tuos ilgus 38 metus. Vilties, džiaugsmo, bendrumo jausmo. Gal kai kam atrodo, kad aš čia kalbu kažkokius niekus, bet žinot, mėlieji, daugybė didelių dalykų mūsų gyvenime ir mūsų istorijoje įvyksta būtent dėl to kažkokio didelio jausmo. Tai yra didžiulė dovana, tai, ką mes patyrėme, kurdami šią valstybę. Ką mes patyrėme 88-aisiais. Atsiminkite, kur kas buvote ir atsiminkit, kas darėsi jūsų viduje. Šitie jausmai tai yra Dievo dovana. Ir yra daugybė tautų ir daugybė žmonių, kurie niekada tokių jausmų ir nepatyrė. Mes juos išmėtėme, mes jų netekome. Vilties, drąsos, pergalės, tikėjimo jausmo. Ir visi šitie jausmai yra įmūryti čia, šitose sienose. Ir mes to pasiilgome. Taip, gal savanaudiška, mes norime kažkokio gero jausmo, kurį kažkur pametėme. Bet jis yra didelė jėga. Šitas jausmas yra jėga ir ginklas, kuris padėjo mums beginkliams laimėti tuo metu. Ir sausio 13 padėjo.
tokių jausmų mes nebepatirime. Jausmas yra ginklas, bet jausmas yra ir trapus. Trapus kaip pienės pūkelis. Ir dėl to, mėlieji, aš labai pergyvenu, kaip ir daugelis jūsų, kad mes galime ir čia pamesti jausmą, nes nesusikalbėsime, nes pasiginčysime, nes visada atsiras kažkas, kas tais mumis tokiais jausmingaisiais norės pasinaudoti savo interesams, savo reitingams, savo partijai, savo populiarumui. Ir tada pražūtis. Tada mūsų kova gali būti pralaimėta. Tai laikykimės to jausmo kaip aitvaro, kuris pakelia mūsų dvasią. Ačiū Jums. Supratot, išgirdot, kas nori sunaikinti Ačiū dar, Sąjūdžio atmintį? Kukuranti. Aš neišgirdau. Išsakytas mintis. Aš vėl Na, o dabar, neišgirdau. kaip pridera visais įvairiais kampais, pakalbėjome šiandien. Atsiprašau, labai, aš kaip žurnalistas norėjau paklausti. Aš stebėjau ir neišgirdau ne vieną kartą, kad įvardintų konkrečiai, o kasgi draudžia šitos rūmus pastatyti. Tarsi tai būtų kažkas baisus, slibinas, kurio vardo minėti negalima. Ne, tai jokio baisaus slibino nėra, bet yra tam tikra žydų bendruomenės dalis, kuri vis dėlto mano, kad kadangi čia yra jų kapinės, kurias iš tiesų jie yra pardavę. 1831 metais, aš čia iškraustytos buvo. Ir jie kažką tai jie nori patrukdyti, lyg daryti čia savo muziejų ekspozicijas, bet mes visi numatom, kad tokio didelio pastato jam nereikia. Tie, kurie už tą pastato atgaivinimą, jie sako, kad čia galėtų būti ekspozicija, ar ne? Taip, ne, tai konkrečiai projekte tas buvo, yra numatyta, taip. Iš tikrųjų, Nu, tai su... bet iš bet kitos kodėl? pusės, tai ką, gal vyriausybė dabar neduoda palaiminimų, nors tas palaiminimas yra seniai gautas. Dėkui labai. Na, bent truputį paminėjo, einame dabar paklausime Radžvilo to paties klausimo. Jeigu aš rasiu, aišku. Aš vėl Na, o dabar, neišgirdau. kaip pridera visais įvairiais kampais, pakalbėjome šiandien ir apie Sąjūdį, ir apie šiuos rūmus, apie jų likimą. Nepaminėjom, kad šiandien Pirčiupio tragedija. Neseniai Taip, draugai mano. paminėjom Kaniukų kaimo žudynės. Ir visa Lietuva nusėta, jeigu pažiūrėtumėm, kankinių kaulais. Taigi, brangieji, Sąjūdžio steigiamą suvažiavimą paskelbė per Pirčiupio metinės. norėtumėm Nepamirškime šitą. renginį, kas neužsitęstų, aišku, žinoma, kad dar kalbančių tikrai atsirastų ir norėtų išsakyti savo mintis vienokias ar kitokias, bet yra tam tikra riba laiko ir nesinori, kad jūs įsivaikščiotumėt, tai kas reikia pabaigai išsivaikščios? paskelbti Jungiasi rezoliuciją žmonės, mūsų šio jungiasi, renginio. tik tai Ir manau, kad jungiasi. jūs įsiklausykit, nes reikės balsuoti. Nemačiau ne vieno išėjusio. Jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Juozui Olekai, Lietuvos Respublikos vyriausybės ministrai pirmininkė Ingai Ruginieniai. Lietuvos piliečių mitingo rezoliucija dėl būtinybės ir nedelsiant priimti sprendimą dėl Vilniaus kongreso ir sporto rūmų išsaugojimo. Tai yra dabar čia nuo mūsų visų. Mes 2026 metų Birželio 3 dieną mitingo Vilniaus koncertų ir sporto rūmams apginti dalyviai susirūpinę didžiulės architektūrinės ir istorinės vertės statinio likimu konstatuojame. Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateities ir paskirties klausimas jau seniai galėjo bei privalėjo būti greitai ir konstruktyviai išspręstas. Dėl valstybei svarbaus objekto, rūmų rekonstravimo ir įveiklinimo
Dar 2015 metais buvo priimtas vyriausybės nutarimas dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams projekto. Pritarėm, kad taip būtų? Pritariam. Pritarta. 2018 metais 11 mėnesio 28 dieną Sauliaus Skvernelio vyriausybė nusprendė pripažinti projektą valstybei svarbiu bei pavesti valstybės įmoniai Turto bankui jį įgyvendinti. Pritariam vienbalsiai. 2020 metų birželio 16 dieną buvo išduotas leidimas atlikti kultūros paveldo projekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus. Po poros metų leidimas statinį rekonstruoti. Pritariam. Pritariam. Įgyvendinant projektą turėjo būti įamžinta rūmų svarba 20 amžiuje Lietuvos istorijai, primenant, kad 1988 metų spalį šiuose rūmuose įvyko Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas. 1991 metų sausį atsisveikintas su Lietuvos laisvės gynėjais ir Liepą prie Medininkų pasienio užkardos Amon nužudytais Lietuvos pareigūnais. Tačiau Pritart reikėjo ar ką? Ingridos Šimonytės vadovaujama Lietuvos Respublikos vyriausybė atsisakė įgyvendinti puikiai parengtą rūmų rekonstrukcijos projektą ir faktiškai pradėjo sabotuoti ir žlugdyti. Pareiškėme, akivaizdu ir jau nebeslepiama dalies Lietuvos politikų bei užsienio veikėjų siekį sunaikinti istorinę atmintį saugančius rūmus, vilkinant jų rekonstravimą ir leidžiant jiems toliau nykti, laikome nusikalstamų, kėsinimusi ne tik neįkainuojama Lietuvos kultūros paveldo vertybę, tautos atgimimo ir valstybės atkūrimo simbolį, bet ir panieką lietuvių tautai už Lietuvos laisvę žuvusių aukų atminimui, išpuolių prieš Lietuvos valstybingumą. Pritariam? Pritariam vienbalsiai. Reikalaujame nedelsiant pradėti įgyvendinti visuomeniai 2026 metų sausio 14 dienos Lietuvos mokslo akademijos salėje ir kitais būdais pristatytą Lietuvos nacionalinio kongreso ir kultūros rūmų rekonstravimo ir įveiklinimo projektą. Pritariam? Vienbalsiai pritariam. Raginame Lietuvos Respublikos Seimą parlamentinės priežiūros tvarka įpareigoti Lietuvos Respublikos vyriausybę artimiausių metų priimti aiškų ir vienareikšmį sprendimą dėl valstybei svarbaus objekto rūmų rekonstravimo ir įveiklinimo, tęsiant Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 metų lapkričio 28 dienos priimto nutarimo vykdymą. Pritariam? Vienbalsiai pritariam. Nekilnojamų kultūros paveldo registre sporto rūmams suteikti valstybės saugomo nacionalinio lygmens objekto statusą. Pritariam vienbalsiai. Įpareigoti Lietuvos Respublikos finansų ministeriją kartu su Turto banku organizuoti ir užtikrinti sklandų bei greitą rekonstrukcijos darbų pirkimo ir sąlygų paskelbimą, vykdymą ir priežiūrą. Pritariam. Pavesti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai paskelbti kūrybinį konkursą Vilniaus žydų kapinių atminimo bei istorinės sąjūdžio veiklos įamžinimo ekspozicijoms sukurti. Pritarėme. Esame įsitikinę, vieninteliai įtikinami įrodymai, jog sporto rūmai bus gelbėjami, o netyliai laukiama negrįžtamos jų griūties, būtų 3 neatidėliotini esminiai vyriausybės sprendimai. Pirma, iki šių metų rugsėjo 1 dienos turi būti patvirtintas ir visuomenei paskelbtas rūmų rekonstrukcijos finansavimo būdas. Pritariam.
atrinktas rūmų rekonstrukcijos darbų rangovas. Taip, čiur aš. Skirtos lėšos parengiamiesiems darbams atlikti. Kažkaip balsai tokie, optimizmo daugiau. Mes tikrai įveiksim, tikrai padarysim. Sporto rūmai reikalingi tautai ir privalo būti išsaugoti ateities kartoms. Jie reikalingi, kad kiekvienam į juos žvelgiančiam žmogui primintų Sąjūdžio suvažiavime skambėjusius tautinio atgimimo žodžius. Ir po rūmų skliautais vis dar aidi atsiliepianti už laisvę kritusių sausio 13-osios karžygių žygdarbį. Jums sporto rūmų nereikia, bet jų reikia mūsų tautai. Todėl rūmų likimą spręsime mes, tauta. Ir pakelkime rankas, kas už šitą dalyką. Keliam, Nuleidžiam, širdies į kas saulę. prieš, kas susilaikė, nieko nėra. Nieko Dokumentą nėra. įteiksim šiems asmenims, pažiūrėsim, ką jie atsakys mums. Atsakys jie. Nu, jau nešam dokumentą, matau, ar ne? Taip, dokumentą jau nešam. Ar nenešam dokumentą? Vėl pagrabinės dainos. O kur Vėgėlė pabėgo? O tai tau. Buvo Vėgėlė ir paspirko. Koksai apdairus, slidus žuveliokas, ne? Kas čia? Kas čia? O, matau įdomius žmonės. Aha, taip. Aha. Taip. Aha. Taip. Todėl jūs tik pažiūrėkit, kad jūs šitą fainatės. Šitai labiau nekenčia lietuvių. Jinai neatstovauja visų žydų. Nežinau, ką jūs. Manęs tikrai neatstovauja. Ir manęs neatstovauja. Tai kad pas mus irgi Aš žinau, kad pas visko, viskas vyksta. kaip ir pas visus susistovi. Tai jūs atėjote palaikyti, kad sporto rūmai būtų atgaivinti ir čionai ir Sąjūdžio muziejus būtų, ir konferencijos rūmai. Jokių būdų. Kodėl? Todėl, kad čia yra Pagrįskit savo kapinė, nuomonę. žydų kapinė. Jų čia nėra nuo 1831 metų, kai buvo parduota cariniai valdžiai. Kaip tai melas? Neparduota, nieks. Nieks dokumentų, kaip tai nebuvo parduota? Nebuvo parduota? Kuris skleidžia per visą Lietuvą. Taigi yra dokumentai archyvose. Nėra jokių dokumentų. Nėra dokumentų, ar ne? Sakote, nėra, ar ne? Taip. Tai patyrinėkite juos. Taip. Tai pagal tos dokumentus šita žemė yra pereina cariniai valdžiai, o šitos kapinės žydų perkeliamos į kurią gatvę? Čia Į melas. Olandų gatvę. Pusėje neturėjo ką veikti, tik tai perkelti kapinę. Tai čia žydų reikalas, susirenka, išsikasa ir persineša. 400 metų čia laidojo. 400, ar ne? Ir taip. Nu, laidoja ir nebelaidoja. Tai keičiasi, ateina laikas, pasikeičia. Kas trukdė vat, nuo 1831 200 metų surinkti viską, kas iki tol buvo ir persikelti? Aš jums pasakysiu. Pasakykit. Jūs nežinot taisyklių. Taip, Pagal žydų tikėjimą taip, negalima žmogų, kurį jau miręs, taip. persikelti į kitą vietą. Pagal tikėjimą negalima. Bet valdžia, Taip, pradedant nuo rusų valdžios, taip. Privalo žmonės savo artimųjų kažkur tai perkelti. Taip. Ir ten Olandų gatvėje jie Taip. perkelia. Perkelia. Taip. Nu, vat, visi pripažįstam, kad perkelia dalį, taip? Nu tai, bet Nu, tiems, kam buvo aktualu. Tiem, kam buvo aktualu. kiekvienas atsitiko, aš jums pasakysiu, pagal žydų tikėjimą jam labai blogai.
Nes turi ateiti misija ir atsikels. Ir Pats tada atsikels, taip? Taip. Ir tada nereikės jo perkelinėti. Katalikai irgi tuo tiki. Mes ne katalikai, mes pagonys, nepamirškite. Jūs atėjote, jūsų protėviai, jeigu jūs čia iš Lietuvos esate, o ne atvažiavę kaip Kacas iš Bruklino, tai jūsgi... Bet jisai pats iš Bruklino. Jo gimtoji žemė yra Amerika, ne Lietuva. Bet jeigu aš gerbiu ir palaikau ir aš... Ne, jūs negerbėt. Kaip tai negerbiu? Taip, pagal jūsų šnegą jūs negerbėt. Kodėl negerbiu? Nežinau kodėl. Pirmiausia, pradėkime nuo to. Nereikia vadinti čia mūsų katalikais ir krikščionys. Mes esame pagonys. Jūs atėjote į pagonių žemę. Jūsų protėviai, ne jūs pats, jūsų protėviai. Jūs nepriklausomas nuo savo protėviai. Jie ir atėjo. Dabar visi yra katalikai. Ne. Ne, anaip tol. Ne, bet čia tas pats, kas sakyti, kad visi Faina tai yra visi žydai. Jūs pati sakėt, Faina tikrai visų žydų neatstovauja. Ir ačiū Dievui, nes tai didesnės ekstremistės ir antisemitės už Fainą dar reiktų paieškoti kurstytojas. Ir čia dabar, jūsų protėviai atėjo, gyvena pagal savo taisyklių. Ar pakvietė, ar pabėgo nuo persekiojimų. Kaip jūs ką, yra dokumentas? Žiūrėkit, toks pats dokumentas, kaip ir parduota žemė. Tai čia kaip tik jūsų atveju, bet žiūrėkite, bet pradėkime nuo to. Atėję į kitą žemę, taip, jūs atėjote pripažindami šitos žemės taisyklės, gyvenimo tvarką ir būdą, taip? Man atrodo, kad labai gerai gyvena čia. Taip. Šimtais metų. Būtent šitoj Abiejų tautų Respublikoje Žydų istorijos muziejuje Varšuvoje yra parašyta apie tą laikmetį, kad tai žydų istoriografijai vadinama aukso amžiumi. Būtent tas laikotarpis. Iki tol, kol perėmė teritoriją carinė Rusija. Pasikeitė šeimininkas, pasikeitė tvarka, sąlygos ir taip toliau. Žydai neteko savo tam tikrų privilegijų. Bendruomenės. Ne patys žydai, bet bendruomenės. Taip? Kas nenorėjo, kam nepatiko, tas išėjo iš bendruomenių. Kas toliau su sumažintom teisėm, tie pasiliko bendruomenėse. Tai tokiu pačiu pasikeitė ir požiūris į žydų religijos autonomiją valstybės kontekste. Dabar mes esame sekuliari valstybė, mes nesame religinė valstybė. Mes negalime savo tvarkos organizuoti pagal kažkokios religinės bendruomenės taisyklės. Mes turime gerbti, mes turime palaikyti, saugoti nuo persekiojimo, saugoti nuo kurstymo ir taip toliau. Bet valstybės interesas, tautos, kūrusios šią valstybę interesas yra aukščiau už tam tikros religinės bendruomenės interesus. Ir jeigu jie susikerta, tai reikia suprasti, kad valstybės šeimininkai yra valstybės šeimininkai. Ir jeigu jūs irgi jaučiatės valstybės šeimininkais, taip, tai turite įvertinti, kur yra valstybės interesas, o kur yra jau jūsų kaip religinės bendruomenės interesas. Ir neleisti, nedaryti taip, kad mažuma pradėtų diskriminuoti daugumą. Arba jaustis patys diskriminuojami, jeigu yra sprendžiama daugumos labui šiuo atveju. Šiuo konkrečiu atveju. Gal jūs baigėt? Taip, dabar jums. Aš supratau jūsų mintį. Taip. Dar aš noriu jūs paklausti. Sakykit, ar jūs turit savo kapinę, kur guli jūsų giminiai? Taip. Turit. Taip. Ir jeigu jūsų kapiniai dabar pastatys kažkokią paminklą, nereikia rūmo, paminklą, ir jūs būsit patenkintas, aš taip suprantu. Dabar, jūs dabar kalbate apie mano kapines. Kas šiandien iš jūsų guli giminių? Žiūrėkit. Dėdė jūsų guli, senelis guli. Kas? Žiūrėkit, tai jūs pradedat. Naikinamos kapinės, jos yra perkeliamos, plečiant kokius nors infrastruktūros projektus ir taip toliau. Kapinės yra naikinamos. Ir Vilniuje yra naikintos ne vienos kapinės. Dėl to ir Kaip? Sovietų naikinta. Ne tik. Carinės valdžios. Ir tarybinės valdžios. Ir mūsų valdžios. Kai tik tai pritrūks vietos, kai kapinės pradės kažkur trukdyti, jos bus naikinamos. Be abejo. Mūsų kažkokias kapinės iškelinėjo. O iš kur? Iškelinėjo.
Taip, iškelinėjo, buvo. Iškelti tai. Taip, be abejo. Tai įmanoma, visada va, susirenkate antkapius, išsikasate tuos kaulus, kurie jums brangus. Ne visi turbūt brangus. Ne visi, yra... Kaip tai nežinom? To daryti. Galite. Galite. Nu, negalite, tada palikite, kokios bėdos. Tai va, tai jie čia... Nu, palikote. 1831 metais palikote, gavote pinigus, kompensaciją ir viskas. Melas. Per mažai davė. Melas. Per mažai davė. Aplamai melas. Aplamai Dėl nedavė. pinigų. Aplamai nedavė. melas. Melas. Nuvarė ir viskas. Niekšas caras. Nes kiekvienas žydas perko savo vietą, Taip, kur jisai bus palaidotas. taip. Ir kiekvienas žydas moka pinigus už Taip. savo vietą. Jisai kam moka tos pinigus? Jisai moka žydų bendrijai, kurie... Va, nu to ir pradėkim, žydų bendryjai. Gerai. Jisai padaro, baigėsi mokesčiai, valstybė nutraukė kontraktą. Kodėl žydų bendryje yra aukštesnė už valdžią? Jūsų bendrijos nariai kažkada prieš 200 metų, prieš 300, 400, 500 metų mokėjo jūsų bendryjai, taip, kai jinai buvo sutarusi. Viskas. Tai yra jūsų bendrijos narių ir jūsų bendrijos reikalas. Gerai, Dėl to kapo, jeigu jūsų bendryje pažadėjo tiems, vat, kas sumokėjo, kad jie tenai gulės amžinai ir iki Mesijaus atėjimo, kas yra, taip sakant, tai yra jūsų asmeninis reikalas, tuo tikėti arba netikėti, kaip ir visų kitų. Kodėl tie, kas netiki jūsų Mesijo atėjimu, kurių yra dauguma Lietuvoje, turėtų gyventi pagal jūsų tvarką ir vaikščioti aplinkui tos žmonės, kurie kažkokiai žydų bendryjai, su kuria mūsų dabartinė Lietuva neturi absoliučiai nieko bendro, kažkada sumokėjo kažkokius pinigus, apie kurių be abejo jūs irgi neturite ne vieno dokumento apie tos sumokėtus pinigus. Nes aš labai daug žinau, nes aš labai myliu istoriją. Gal Ir primityvios. Negali būti. Iškraipytos ir primityvios. Negali būti. pagal Paimkite, jūsų... išsineškite, ponė sako, išsikaskite ir parodykit kalnų. Ne, tai kam kasti, kas jau 200 metų guli po žeme? Nereikia kasti. Jeigu 200 metų po žeme pragulėjo, tai jau tikrai nereikia. Jeigu per 200 metų neišsikasėt, tikrai nereikia. Čia iš ankstinė nuomonė, jūs jų ne... Kiek jau gavot pinigų, pasakykit sumą. Jeigu žmonės nori kalbėti, tai jie kažkaip tariasi. Žmogus nori šitą parodyti visiems. Taip, kad jisai noriu. manęs įtikino, kad Aš žinau, kad neįmanoma įtikinti judėjo. Su žydų galima kalbėtis, su žydų galima surasti kompromisą. Judėjo įtikinti neįmanoma. Jūsų Tanachas, jūs netikintis. Tai ko tada čia pergyvenat? Tai jums ir negalioja religiniai normatyvai ir religinės maksimos. Jūs netikit Mesijo atėjimu? Ne. Nu tai ir kokios bėdos tada? Tai jums ir nereikia kentėti ir priešintis tam, kad kažkada buvusių žydų kapinių vietoje, beje, čia ne tik žydai šitose apylinkėse gyveno. Čia 1000 metų gyveno lietuviai, tai kiek čia mūsų kaulų yra pribarstyta. Ir dabar kažkieno, taip sakant, įsivaizdavimu, mes čia galime pareikalauti, kad kadaise prieš 200 metų čianai buvo mūsų bendruomenės, net ne jūsų koja. Nuo 1831 metų čianai jūsų nebėra. Čianai buvo gynybiniai statiniai, čianai buvo sandėliavimo patalpos, čianai buvo... Trečdalis teritorijos tai buvo priversti žydai atiduoti, kadangi statė tos karinių. Priversti, išpirko. Savo norų. Ne, jiems buvo duota kompensacija. Va, kompensacija. Pripažįstat. Žiūrėkit, ką tik... Pardavimas, nu žiūrėkit. Davė pinigus, jūs pinigus paėmėt, bet nepardavimas. Tai reikėjo neimti. Jeigu paėmėt pinigus, viskas, jūs sutikote. Įkišo pinigus į kišenę, ar ne? O kodėl jūsų rasų kapinės paėmė ir tenai kelią? Taip, pratęsė kelią. Taip, ir pratęsė. Ir prašau, ir jūs galėsite gulti ten ant rasų kapinių. Mūsų sekuliarioj visuomenėje nusprendėme, kad mums bus patogiau, jeigu praeis tenai kelias siauras. Taip, ekstremalu, taip, nepagarbu galbūt tų žmonių, kurie ten gulėjo atžvilgių, bet yra gyvieji žmonės. Yra gyvų žmonių interesas. Ir negalima lipti su mirusiais per galvas gyviesiams. Juo labiau... Gerai, kad sovietai pratęsė kelią per rasų kapines. Iki šiol kelias nepanaikintas. Tai matyt gerai nutėsi.
Jeigu iki šiol per 36 metus nepriklausomos Lietuvos, 36 metus Lietuvos nepriklausomos šito kelio nepanaikino. Tai vadinasi, kelias buvo puikus, puikiai suplanuotas, puikiai nutiestas. Jeigu būtų buvęs, o čia žmonės ko susirinko, savo istoriją saugoti, savo istoriją ginti nuo sunaikinimo. Kas Lietuvai yra svarbu? Čia simbolis. Taip, čia simbolis. Taip, čia yra milžiniškas simbolis. Jūs nesuprantat, kad jumis kaip Marija... Ne sovietų. Jūs negirdėjot, ką kalbėjo? Projektavo Lietuvos architektai. Ir ką? Statė Lietuvos statybininkai. Už kokius pinigus, kaip jūs sakot? Gal už carinės valdžios, kurie įkišo per jėgą tos pinigus? Ne, kas mokėjo pinigus už statybą? Lietuvos žmonės, kurie mokesčius okupantų valdžiai nešė. Sovietų valdžia mokėjo pinigus. Iš kur tos pinigus gavo? Iš kur gavo? Iš kur? Iš negrų pavogė? Iš kur? Iš žydų pavogė? Ne, iš Lietuvos žmonių. Lietuva maitino visą Maskvą. Lietuva maitino pusę Tarybų Sąjungos. Jūs šito nežinote? Tai žiūrėkite. Ko jūs juokitės? Čia yra Sąjūdžio žmonės, taip sako. Lietuva maitino pusę Tarybų Sąjungos. Lietuva? Taip. Jūs neigsite Lietuvos apiplėšimą? Jūs sakysite, kad Tarybų Sąjunga mums kažką statė, kad mums kažką gero darė? Taip, Sovietų Sąjunga statė. Taip. Tai vadinasi, jūs teisinate Tarybų Sąjungos okupaciją dabar. Jokių būdų. Taigi, ką tik pasakėt? Aš sakau, kad Tarybų Sąjunga plėšė Lietuvos žmonės ir už tos priplėštus pinigus statė čia šitos sporto rūmus, o jūs sakote, kad neplėšė Lietuvos žmonių. Tai jūs sakot, kad Tarybų Sąjunga investavo į Lietuvą? Žinoma, investavo. O, žiūrėkite, tai kas čia per okupantas, kuris investavo į okupuotą šalį? Lietuviškai, atsakykit, paprastą klausimą. Tai kiekvienas okupantas taip daro. Ką, koks okupantas? Kiek sporto rūmų pastatė Afganistane amerikiečiai per 20 metų? Ne vieno. Užtat jie užsėjo agonų laukais pusę Afganistano. Nieko, viskas labai gerai. Tai jūs dabar, kai jums patogu, jums Tarybų Sąjunga okupantas, o kai nepatogu, Tarybų Sąjunga jums investavo. Kai jums patogu, Tarybų Sąjunga bloga, o kai nepatogu, tai čia ne lietuviai statė, o statė okupantai. Lietuvių tautai... Ne okupantai pastatė šitą? Ne. Ne okupantai? Ne. Taigi, žiūrėkite, kalbėjo architektas Žukauskas. Jis architektas, o kas statė? Kas buvo statybininkas? Statybininkai buvo čia Vilniaus bendrijos tos statybos. Taip. Kaip ir visus Vilniaus mikrorajonus statė. Kas šitą Gedimino bokštą statė, kurio ten likusi buvo vienas aukštas? Kas? O kas? Kas? Lietuviai savo rankutėmis? Taip. Tarybiniai Lietuvoje. Kas Trakų pilės statė, kurios tenai buvo 1,5 bokšto belikę? Kas? Visą pilį. Trakų pilį ir buvo atvažiavęs žmonės iš viso Sovietų Sąjungos. Taip. Ir jie ir statė. Matot, koks baisus okupantas. Pastatė Lietuvai Trakų pilį. Taip. Ir Lietuvos architektūros institutas ne prie ko, ir restauracijos institutas ne prie ko. Gal ir prie ko. Ar ne? Daleisime, kad čia ir lietuviai truputį prisidėjo, ar ne? Prie Lietuvos atstatymo ir Lietuvos kultūros tarybiniais metais. Bet, matot, jūs truputį kitaip sakot. Jeigu mes tik suprasim, kad jeigu Maskva nedalino pinigus Lietuvai, tai čia nieks nebūtų pastatyta. Tai blogai, kad dalino, ar gerai, kad dalino? Lietuvai gerai. Tai tvarkoja, tai džiaugiamės, tai ir išsaugome. Tai, žiūrėkite, čia buvo daug svarbių varžybų, kurios kėlė dvasią tautinę. Čia vyko koncertai, kurie kėlė mūsų tautinę dvasią. Čia vyko Sąjūdžio suvažiavimas. Čia vyko Sąjūdžio steigiamasis. Ant kaulų. Tie kaulai, jeigu kam nors trukdytų, būtų susirinkę. Jūs kaip sekuliarus žydas, nejudėjas. Gal būtų ir susirinkę, jeigu anksčiau jie nebūtų išžudyti. Kas? Beveik visi. Palaukite. Giminiai, kurie čia gulėjo. Taip, išžudyti buvo 40 metais. Taip. Kapinės panaikintos 1831 metais. 110 metų.
Žiūrėkit, po karo kreipėsi žydų bendruomenės Sniečkų prašydami statybinių medžiagų, kad truputėlį paremontuoti kapines, kurios vokiečių okupacijos metais jos buvo truputį apgadintos, yra dokumentas. Jisai pateikė tų medžiagų. Taip, pateikė medžiagų, nu. Bet tai, vadinasi, šitas dokumentas rodo, kad buvo. Tai, o kur tos medžiagos? Kur tos medžiagos? Sakote, kreipėsi medžiagų, pateikė medžiagų, kur tos medžiagos nuėjo? Išvogė? Nedaėjo, nepastatė. Nu, jūs pradedate kurti mitus plikoj vietoje. Aš nežinau, kas Negalima kreipėsi. daryti išvados, kad nesupratau, tai ką jūs norite pasakyti šiaip. Bet dabar žydų nebėra, Lietuvoje nebėra žydų. Ir tai yra milžiniška tragedija. Jeigu būtų žydų bendruomenė išlikusi, tai aš esu įsitikinęs, kad Lietuvoje būtų 3 valstybinės kalbos. Lietuvių, jidiš ir rusų. Nes aš nemanau, kad pusė miesto gyventojų Vilniaus, ar ne, sutiktų atsisakyti viešoji erdvėje, kad jidiš kalba iškabų, kad būtų uždarytos mokyklos ar perdarytos, kad jie eitų žydų vaikai mokytis į lietuviškas arba rusiškas mokyklas. Ir tuo pagrindu, ar ne, mes turėtumėm unikalią situaciją, kuri tiesą sakant ir buvo, pavyzdžiui, tai tarybiniai Baltarusijoje kurį laiką, kur buvo 4 valstybinės kalbos, netgi rusų, jidiš, lenkų ir baltarusių. Tai mes būtumėm turėję čia bent 3 valstybinės kalbas tikrai ir iki šiol gyventumėm ramiai, draugiškai ir, manau, be jokių konfliktų. Nes jeigu nebūtų tokios tragedijos kaip Antras pasaulinis karas, nebūtų naikinamos bendruomenės, nebūtų naikinami žmonės, nebūtų tautų perkraustimai, kai išsikelia 10 tūkstančių iš Vilniaus krašto lenkai, atsikelia čia 10 tūkstančių iš Baltarusijos vakarinių pakraščių žmonės, kai žmonės iš visos Lietuvos važiuoja į Vilnių statinėti, kur likia tik 10% gyventojų. Taip, mes gyvename visiškai perkurtoje istorinėje tokioje terpėje. Ir mes turime pagal tas naujas sąlygas surasti bendrą gyvenimo būdą. Ir atrodo, kad tas gyvenimo būdas, prieš 30 metų buvo daugiau mažiau kaip ir aiškus. Taip, išsaugom tai, kas yra sukurta, naudingo, gero, taip, ir gausinam savo galimybę, statomės, gražinam ir visą kitą. Negriaunam, o atvirkščiai, papildom, taip. Bet čia mes vietoj milžiniško komplekso, nuostabaus sportinio komplekso, kur ir baseinas, ir stadionas, ir plaukimo bazė, ir sporto šitie uždari rūmai. Visas toks milžiniškas kvartalas, praktiškai mikrorajonas buvo skirtas, jis staiga, jo nebereikia, jis staiga apstato ofisais, gyvenamais būtais, daugiabučiais, ar ne, ir viskas, išsikraustykit iš čia. Ir lieka vienintelis tas toks reliktas, praktiškai toks paminklas to laikotarpio ir dabar dar ir jo nebereikia kažkam. Matot, labai keista jūsų logika, kai aš paklausiau dėl jūsų kapinės. Jūs pradėjot manęs klausytis mano ryšį su šito kapiniu. Nes aš supratau, kad jūs klausėte apie tas kapines, kur guli mano seneliai, kur guli... Taip. Jų kol kas nekrausė, jų kol kas nekliūdė. Bet jeigu jas kliudytų, tai aiškintumėmės, ar galima to išvengti. O jeigu ir kliudytų, jūsgi žinote, kad bešeimininkiai kapai yra perlaidojami pagal įstatymus valstybės. Nežinot? Nežinau. Matot, jūs gyvenate valstybėje, esate nereligingas ir, rūpinatės kapinių kažkokios atminties išsaugojimu, o pagal įstatymus bešeimininkis kapas po 20 metų jisai yra perlaidojamas. Ant viršaus iškasama kas likę ir laidojamas naujas žmogus atiduodamas. Taip, kad čia yra tiesiog žemės plotas, kuris negali trukdyti gyviesiems gyventi. Ir šitas klausimas buvo išspręstas prieš 200 metų. Gerai, aš jums pasakysiu kitą dalyką. Aš nežinau, gal jūs žinot, gal nežinot, kad 40 metų buvo šita kapinė nacionalizuota. Ir yra dokumentas, pagal kurį buvo perduota ir kapinė, ir visas turtas žydų bendruomenės Vilniaus
tarybai, kaip jinai vadinasi svetų laikais. Nu, taryba ir vadinasi, Taip. turbūt. Tai pagal taisyklės, tai jeigu buvo nacionalizuota, tai reikia grąžinti atgal. Jūs dabar Taip, esate tikras, kad buvo kapinės perduotos? taip, yra dokumentas. Dokumentas yra, ar ne? O dabar labai didelis klausimas. Vat jūsų šita draugė sako, buvo trečdalis kapinių. Nu, Nu, nors tai kuri dalis? Kurioj ta vietoje? dalis, kuri egzistavo. Čia, kur rūmai stovi? Tikriausiai šitas irgi taip. Tikriausiai, ar ne? Tikriausiai. Tikriausiai. Aš tai matau, Bet čia vat, labai didelis plotas. taip. Čia tikrai ne tasai plotas, kadangi ta dalis, kur buvo įrengti. Žali nameliai. Taip. Tai čia buvo ta caro įtvirtinimai. Čia buvo. Kur Aha. tas kampas. Tas kampas. Visas šitas jis buvo likusios kapinės. Likusios kapinės, kurios kada buvo dingo? Kai pradėjo statyti sporto rūmus. Iki 78 metais, man atrodo, sporto rūmai buvo atidaryti. Ar 72? Aš jums parodysiu šitą dokumentą. Ne. Svarbu, be abejo svarbu. Kaip tai? Toj sekundėlė. Aš parodysiu ir... Taip. Jo, ir gali būti, kai vienas kitą girdimo, dabar mes tik tai mėtomės vieni kitus savo nuomonėm ir ne. Jūsų akys mėlynos. Jūs turbūt iš tos, jūs esate iš aukštesnės turbūt ant tos kastos. Ten tie, kurie arčiau, nežinot, ten tie, kurie arčiau žinių ir arčiau ten tų duoklės rinkėjų ir teisėjų. Nes ne visi žydai vienodai lygus pagal Tanachą. Taip. Nu, ten 13. Iš Toros žinovų. Ne, tai čia tie patys levitai, jo, čia tas 13-asis. 13-oji gentis, kurie visiems kitiems žydams aiškino, kaip gyventi reikia ir prižiūrėjo juos. Ačiū Dievui, iki šiol žydų tauta šiaip ir išlikusi Taip. Savo susigimimo išėjimų iš Egipto. Nu, iš kažkur jie Egiptą atėjo. Tai reiškia, buvo ir prieš Egiptą. Nu, prieš išėjimą buvo. Sakom, kai gavo Torą, tada jau kaip ir susiformavo žydų tauta, pagal kurį laikėsi Toros. O iki to laiko kaip gyveno? Sunkiai. Nebūtinai sunkiai, bet... Jeigu faraono geriausias draugas buvo žydas, tai turbūt nelabai sunkiai. Jeigu Sugulovė buvo žydė, irgi turbūt. Laikotarpiai buvo, aišku, ir kritimai, ir kėlimai. Kodėl Jokūbas... Taip, aš pabandysiu, vat ekrane tikrai užsifiksavo. Nutarimas Kaunas 1940 m. rugsėjo mėnesio 16 diena, Liaudies komisarų tarybos pirmininko pavaduotojas spaudos ir draugijų skyriaus vedėjas, spaudos ir draugijų. Gesta truputį, atnaujinkim. Taip, 2 egzemplioriais išžiūrėjęs Vilniaus žydų bendruomenės bylą, radau, kad esamomis sąlygomis tolimesnis šios bendruomenės veikimas yra nebesuderinamas su Lietuvos Tarybų Sąjungos Respublikos siekimais. Todėl nutariau Vilniaus žydų bendruomenę likviduoti. Likviduoja Vilniaus žydų bendruomenę, taip. Ir visus bendruomenės tarnautojus atleisti, bendruomenės turimus namus ir skerdyklą perleisti komunalinio ūkio Liaudies komisariatui, bendruomenės išlaikomus Anskio muziejų ir Strašiūno ir Maricijai Haskol biblioteką perduoti švietimo Liaudies komisariatui. Ir paskutinis punktas tenai dar. Taip, bendruomenė žinie esančias žydų kapinės perduoti Vilniaus miesto savivaldybei. Nutarimą vykdyti pavedu Vilniaus miesto ir apskrities viršininkui. Bėdelė viena. Vilniaus žydų kapinės buvo Olandų gatvėje tuo metu. Bėda. O iš Olandų gatvės jas perkelė į Vilniaus Sudervės žydų kapinės. Taip, kad ne ten jie jau šitą nacionalizavo jau kitas kapinės, o šita teritorija jau pamiršta buvo. Taip.
Su Dievu. Visi mes po to pačiu Dievu. Visi mes po to pačiu Dievu vaikštom, tai visi mūsų tas paslaukia.